10-11 metų valstybės investicijų programą skirtas finansavimas 7 Ukmergės projektams. Viso skirta 5,36 milijono litų. Paaiškinkite plačiau, kas tai per programa? Tai pirmiausiai tai yra valstybinio kapitalo investicijų programa, kitaip dar vadinama sutrumpintai VIP, valstybinė investicijų programa, kur savivaldybės pateikia vyriausybei tos objektus, kuriuos labiausiai mano, kad reikėtų renovuoti, plėsti, tobulinti, pateikia projektus, techninę medžiagą, prieš tai aišku įdėję savo pinigėlių, pasiruošę tos projektus ir tada jau vyriausybinė ta programa svarsto, kuriuos projektus įtraukti, kuriuos ne. Ir galima pavyzdžiui paimti tokį pavyzdį kaip mūsų kultūros centras. Kultūros centras praeitais metais buvo atlikta dalinė renovacija. Tai jie papuolė, 7 metais į valstybinę kapitalo investicijų programą ir buvo skirta dalis lėšų. Už tų pinigų buvo padaryta išorės apdaila, kai kurių vidaus patalpų renovacija. Dabar kaip tęstinis buvo pateiktas antroji dalis ir šiemet mes gaunam finansavimą virš 2 milijonų, kur rengiamas techninis projektas už tos pinigėlius ir bus daromas stengiamasi, kad padaryti pagrindinę salę. Tai čia galima taip pasakyti, kas tai yra valstybinė investicijų programa. Tai yra tikslinės lėšos, kurios nueina tiksliai į vieną objektą. Kokie šių metų planai dėl Ukmergės investicijų? Jeigu kalbat apie investicijas, tai būtent jos apima gana platų spektrą. Tai pirmiausia galima pasakyti, kad visos investicijos programos susideda iš minėtos valstybinės kapitalo investicijos programos, kur valstybė skiria lėšas ir savivaldybė pagal galimybės dasideda arba nedasideda prie tų darbų. Kitos lėšos yra ES lėšos sanglaudos 7-13 metų ir jos dalinamės į 2 dalis. Tai yra viena dalis valstybinis lygmuo ES sanglaudos lėšų, kur koordinuoja ministerijos ir agentūros tiesiogiai ir savivaldybės konkurso būdu irgi taip pat teikia projektus, siūlymus ir pagal atrankos kriterijus, jeigu atitinka, tai tada jie įtraukiami į sąrašus ir patenka į tam tikrų prioritetų, tai pavyzdžiui turizmo plėtra, infrastruktūrų plėtra ir į tuos projektus ir jau dar nėra visai garantuoti, kad laimės, bet jau tada turi iki tam tikro laiko pateikti paraišką, pateikti pirminius dokumentus, tai yra investiciniai projektai, žemės nusavybės dokumentai ir kiti dalykai, kai kuriuos reikalauja ir techninį projektą pateikti, ir tada jau yra sprendžiama, ar tikrai tos lėšos ateis. Ir kita dalis ES lėšų ateina per regioną, per apskritis. Tai yra apskrityse, yra tarybos, kurios atstovauja merai ir praktiškai tos tarybos nusprendžia, kokiu principu įsidalins tarp visų rajonų apskrityje pinigėliai. Ir jie balsuoja, kad kokiu principu kelių, pavyzdžiui, pinigus dalinam, kokiu turizmo plėtrai skirtus pinigėlius. Ir ar pagal gyventojus, ar pagal plotą, ar pagal kelių ilgį. Ir nusprendus tokį pasidalinimą, kiekvienas rajonas gauna konkrečią sumą pinigų. Pavyzdžiui, galim paimti, kad jeigu mes turėtume, tai yra savivaldos transporto, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Mes turim priemonę, mes esam per viso 2 metų laikotarpį, tai yra 9-10 metų laikotarpį, yra suma 7 400 000. Tai yra bendra suma, kuri yra skirta. Iš jų ES lėšos sudaro 6 300 000
ir savivaldybė per 2 metus turi prisidėti 700-800 tūkstančių. Jeigu tų pinigėlių nerandi ir nedasidėti, reiškia, tas finansavimas neįvyksta. Bet čia dar nieko. Jeigu šnekant, reiškia, sudėtingumas koks yra, tai tos lėšos skiriamas tam tikrai veiklai. Tai jeigu kalbate apie gatves, tai yra danga, šaligatviai, apšvietimas. O viskas, kas yra po žemėm, tai yra liktai tampa savivaldos problema. Tai jūs turite menį Vienuolyno ir Maironio gatvių rekonstrukciją, taip? Jeigu kalbant apie tas gatves, tai jeigu ateina, pavyzdžiui, 6 milijonus duoda, tai jeigu padaryt kokybiškai ir gerai, kadangi jau 20 metų paskui toj vietoj neinvestuosi, tai reikia pakeisti lietaus, drenažo, kanalizaciją, vandentekį, visas komunikacijas. Tai paskaičiavus, kad tai padaryt, mums reikia dasidėti. Tai jau nebe 700-800 tūkstančių, o mums jau reikia 4 milijonų, kad tai padaryti. Tai vat, tame yra pats sudėtingumas, kad valstybė ES lėšas duoda labai ribotom veiklom. Arba, pavyzdžiui, paim pagrindą, duoda lėšos skiriamos darželio renovacijai. Ne? Ir jį vadinasi, reiškia, energijos taupymą. Štuos pinigėlius galima keisti stogą, keisti langus, apšildinti lauko sienas, ir pakeisti šildymo sistemą, renovuoti. Betgi lieka vidinės reiškia sienos, grindys, ten šitie baldai. Tai reiškia, liktai valstybė duoda ir sako, va čia lėša darykit, bet ir jum nereikia dasidėti, bet realiai išeina, kad mes, kad padaryti iki galo vaikų darželį, turim dar dasidėti nuo skirtų lėšų iki 40-50%. Va čia ir iškyla visos savivaldybės problemos. Iš kur paimtų pinigėlių? O projektas sporto aikštelių šalia Ukmergės rajono mokyklų įrengimas ir renovavimas įtrauktas į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. Kas tai per projektas? Tai reiškia, dabar jeigu šnekant apie, vis paminėjau, yra valstybinės investicijos programa, toliau ES lėšos, valstybinės ir regioninės lygmenį, toliau savivaldybė taip pat ieško finansų, kur gauti pinigėlių, ne tik iš ES, reiškia, tos paramos ir iš valstybės biudžeto. Mes galvojam, kaip pritraukti lėšas iš kitų fondų. Ir būtent vienas iš fondo yra, reiškia, Norvegijos finansinis mechanizmas, į kurį Ukmergės rajono savivaldybė, reiškia, kaip partneris taip pat pateikė projektus prieš porą metų ir gavome teigiamą atsakymą. Būtent jie finansuoja sporto aikštelių renovacijas. Ir mes buvom pateikę 4 mūsų pagrindinių mokyklų, tai yra Šilo gimnazijos ir Basanavičiaus gimnazijoje, Užupio, tai yra Užupio Smetonos. Tai yra Smetonos ir Basanavičiaus gimnazijų, Šilo ir Užupio mokyklų. Ir būtent šone jų esamas sporto aikštynai būtų renovuoti kapitaliai, įrengiant, reiškia, ir apšvietimą, įrengiant dangas, įrengiant takus. Tai būtų, to mes iš savo biudžeto tikrai negalėtume padaryti ilgus metus. Bet vėlgi, kiekvienam dalykui mes turim dasidėti. Ir vėlgi, reiškia, dasidėjimas jau yra, pavyzdžiui, yra 15% nuo tų sumų. Tai vėlgi yra našta savivaldybė. Bet irgi, jeigu vertinus, jeigu aš dedu litą ir gaunu 10, tai mes turim stengtis, kad tai daryti. Ir kad nebūtų taip, kad mes dedam litą ir negrįžta, nepritraukiam nei vieno papildomą. Aš manau, kad čia yra, reiškia, vėlgi yra 3 metų projektas, per 3 metus. Šiais metais jau, reiškia, mes startavom, yra vykdomi vieši pirkimai, perkami, reiškia, bus perkamos paslaugos, parenkami
operatoriai ir kiti dalykai. Tai aš manau, kad šiais metais turėtų startuoti. Gal ten ne visos, bet kai kurios turėtų jau startuoti su darbais konkrečiais. O pabaiga, tai aišku, priklausys nuo vėlgi mūsų, kiek mes turim pinigėlių, kaip tas fondas bus finansuos ir kiti dalykai. Bet ten jau yra labai aiškus grafikas, yra pradžia ir pabaiga. Mes būtent turim tose fonduose aiškiai laikytis to grafiko.